Gibson testas. Tai kognityvinių įgūdžių įvertinimas, Palauk, Justina, tai kiek galima tą patį kartoti? Žmonės tiki ne mumis. Kuo? Kitų tėvų atsiliepimais. Pasižiūrėkite patys. Prieš vaikui baigiant darželį ir einant į 1 klasę, aš buvau spėta vaiko raidos centro, kad labiausiai tikėtina, kad vaiką reikės vesti į spec mokyklą. Jis turėjo labai didelį atsilikimą nuo reikalavimų pirmokui. Paskaičius internete, atėjau pasitarti į brindžymą, aptariam jo problemas ir galimybės, kaip visą tą išspręsti. Ir sėkmingai vaikas nuėjo į eilinę paprastą bendro lavinimo mokyklą. Pirmus pokyčius pastebėjom labai greitai, praėjus tik keliom savaitėm. Vaikas pasidarė daug labiau susidomėjęs savo aplinką. Realiai pradėjo klausinėti tokių gyvenimiškų klausimų. Pirmas klausimas buvo: mamytė, kiek tau metų? Net nustebau aš labai. Taip pat dingo negatyvumas. Po programos Saulius skaityti išmoko gal per 2 savaitės. Anuomet per 2 metus neišmoko, o pabaigus brindžymą, galvoju, aš dar pabandysiu. Ir jisai rugsėjo 1 atėjo į mokyklą mokėdamas skaityti. Mokytoja po kurio laiko paminėjo, kad Saulius atėjo labiausiai pasiruošęs kaip pirmokas. Nustebino, kad pokytis jame įvyko didesnis negu kad kalbėjom, aptarinėjom su brindžymo atstovais. Tai vienas buvo, kad tas jo negatyvumas, kad jis pasikeis, tai nebuvo tokio pažado. Tai vat jo tas toksai noras atsiverti gyvenimui, jo galimybėm visą kitą, tai labiausiai pradžiugino iš tikrųjų. Kadangi mano vaikas yra autistas, tai vis tiek jam sunkiau mokytis. Jis yra uždaresnis, jis vis tiek yra toksai neatviras visiems ir užsisvajojęs pamokose, labai sunkiai susikaupia. Tai tiesiog jau atėjo tas laikas, kai aš įvertinau, kad ir paauglystė ateina, ir jis jau paaugęs tiek, kad šį kartą susidomėt galbūt galėtų tais mokslais jau vieną kartą ir visiems laikam. Vėlgi kreipiausi į brindžymą, pasitarėm, kad tikriausiai tinkamas amžius pakartoti, ir aš jį ir atvedžiau čia. Aš jį rekomenduoju visiems. Todėl, kad mano bent vaiko atveju atsirado motyvacija, susidomėjimas, kad ne tik prasidėti gali mokykloje tas valandas svajodamas, bet gali išpešti rezultatą, suprasti kažką, ir visi gali pastebėti pokytį, kuris nutiko vaike po to, kai jisai pabaigė brindžymą. Ir man tai atrodo, kad tai yra nuostabi investicija į vaiką, į vaiko ateitį.